Vaikai kartais patiria mokymosi sunkumus. Dažniausiai tie sunkumai išryškėja 7-8 metų amžiaus tarpsnyje. Mokymosi sunkumai iš tikrųjų yra individualūs ir kartais jie siejasi vieni su kitais priežastimis. Mokymosi sunkumų kyla dėl raidos sutrikimų, kai vaiko raida šiek tiek atsilieka nuo bendraamžių, būtent emocinėme, kognityvinėme, pažintiniame, motoriniam raidos srityse. Yra kitų aplinkybių, kurie sukelia mokymosi priežastis. Tai yra tuomet, kai vaikai nelanko mokyklos, kai praleidžia labai daug pamokų, jiems yra sudėtingiau bendravime, elgesyje mokykloje. Gali būti sutrikusi jų sensorinė, motorinė, tai yra regos, klausos ar lytėjimo funkcijos tam tikros. Tėvams labai svarbu yra būtent vaikui pradedant lankyti mokyklą, skirti jam labai daug dėmesio. Taip pat svarbu suformuoti tinkamą klausimą, siekiant išsigryninti vaiko emocijas, vaiko vidinį išjautimą, kaip jisai jaučiasi šiandieną mokykloje. Tai netgi formuojantį klausimą vaikui nederėtų sakyti, o kaip tau sekėsi, geriau pakeisti, o kaip tu jauteisi šiandieną mokykloje, kokie tavo išgyvenimai, o kas svarbaus įvyko, gal yra kažkas, ką norėtų man papasakoti. Reikia vaiką labai įvesti į pokalbį, kad iš tikrųjų pajausti, kaip vaikas jaučiasi mokykloje. Dar viena klaida, kai tėvai stengiasi padėti iš tikrųjų vaikui, bet tuo labiau jie pakenkia tuo. Padedant ruošti namų darbus, darant už juos, tai skatina vaiko nepasitikėjimą savo jėgomis ir neįgalina pačio vaiko būti atsakingam už savo mokymąsi, ugdymąsi. Ir labai svarbus aspektas, kaip yra auklėjimas vaikas, kokiu stiliumi. Tėvai kartais vaikus auklėja, tarkim, kaip pavyzdys, autoritariniu stiliumi. Tai kai vaikai turi paklusti tėvų valdžiai ir tėvų nuomonė yra svarbiausia. Taip pat gali kilti mokymosi sunkumų, kadangi vaikui nėra skatinamas savarankiškumas, jam sunkiau rodyti mokykloje iniciatyvą arba nuolaidžiavimo, tarkim, stilius, kai yra vaikui viskas leidžiama, kai vaikas nepaklūsta tėvų reikalavimams. Tai tokiam vaikui mokykloje yra sudėtingiau laikytis klasės ar mokyklos taisyklių. Taip pat sunkėja jų adaptacija iš tikrųjų. Tai iš tikrųjų nuo tėvų labai daug kas priklauso. Svarbu ieškoti pagalbos galimybių vaikui patiriančiam sunkumų ir išeičių. Tai visų pirma, tėvai turėtų kreiptis į klasės mokytoją, siekiant padėti vaikui. Kai jau mokytojo pagalbos neužtenka, mokytojo turimų kompetencijų, klasės mokytoja kreipiasi į mokyklos vaiko gerovės komisiją, siekiant išsiaiškinti sunkumų priežastis. Vaiko gerovės komisija atlieka pirminį vaiko įvertinimą, įvertina sunkumų priežastis, pagalbos galimybės ir tuomet sprendžia, jeigu reikalingas išsamesnis vaiko ugdymosi poreikių ištyrimas, tuomet kreipiasi į savivaldybės švietimo pagalbos tarnybą ar kitaip vadinamą pedagoginę psichologinę tarnybą. Ši tarnyba įvertina specialiuosius vaiko ugdymosi poreikius ir jeigu reikia skiria specialųjį ugdymą, skiria švietimo pagalbą. Būtinai skatinkite pasitikėjimą mokytojais, kad vaikas nebijotų kreiptis į mokytoją. Ir taip pat svarbu ir tėvam bendradarbiauti su pedagogais, tai yra išsigryninti visus lūkesčius prieš mokslo metų pradžią. Mes rengiame trišalius pokalbius, taip pat mes Palangoje turime labai puikią švietimo pagalbos tarnybą. Iš tikrųjų, Palanga siekia teikti kokybišką švietimą